manot, kaip turėtų atrodyti tipiškas finansininkas? Su kostiumu, lagaminėliu ir puikiai išmanantis matematiką. Su kostiumu blizgančiu. Iš kokios, nežinau, Dolce Gabbana kvepalais išsikvepinės, su lagaminėliu, tokiais lakuotais batais, kaip vyra, o moterį tai su kostiumėliu ir irgi panašaus stiliaus. Tipiškas finansininkas atrodo su kostiumu juodu, mėlynais marškinėliais, labai gražiu šlipsu, visada nusiprausęs, nusiskutęs, puikiai susišukavęs ir būtinai su brangiu laikrodžiu. Su kostiumu, būtinai su kostiumu ir kaklaraiščiu, tokiu rimtu, lakiniais batais, manau, dar kokiais, arba po apačia turėtų būti marškiniai vis tiek kažkokie. Išprusęs, tvarkingai apsirengęs. Tai inteligentiškai apsirengęs. Kaip turėtų atrodyti tipiškas finansininkas? Pikts, daug pinigą ir naujas bamsas. Negi taip. Viskas? Aišku, blondinė šalia. Panašiai, bet... Lapė! Mano lapė pavogė, ką tik mano finansinį krepšį. Kultūringai, estetiškai. Turėtų daug pinigų gal. Labai protingas, inteligentiškas. Su kostiumu, sėdintis prie kompiuterio, skaičiuojantis pinigus ir svedinėjantis sąskaitas. Manau, jis turi būti rimtas, pasitempęs, visą laiką gražiai atrodantis, bet kartu ir paprastas. Santūri ir graži. Liūdnas, gal nusivylęs gyvenimu. Linksmas, skaičiuojantis, laimingas, dirbantis mėgstamą darbą. Tipiškas finansininkas turėtų būti su akinukais, švarku, languotais marškiniais, kaklaraiščiu ir būtinai su kelniam. Be kelnių nieko nebus. Su švarkeliu viskas, kad taip račipki piki ir tiesiog. Jeigu moteris, tai dar ir iškirptas reikia ir sijonų. Tada jau sijonų. Protingas, su kostiumu. O Dieve, išsilavinęs, nežinau. Mokantis skaičiuoti, su lagaminėliu. Su kostiumėliu gražiai. Tvarkingai. Su švarku. Jo, su lagaminu. Jo, su gražia skrybelė. Su išmaniuoju. Su kostiumu. Turi būti išmanėjam telefone. Su kostiumu. Su kaklaraiščiu kaip šitam. Turėtų nuolatos domėtis, kas vyksta pasaulyje, nes tik taip jis galės suprasti, kaip keisis ekonomika. Išvaizda pagal žmogų, su švarku. Tvarkingas, sumanus, labai komunikabilus ir tikslus. Su kostiumu, su kaklaraiščiu. Turėtų atrodyti labai susirūpinęs, labai rimtas, jaunas, kostiumuotas vaikinas. Su akinukais. Pasipuošęs, su kaklaraiščiu, brangus kostiumas, graži šukuosena, vyriškas, brangus. Na, su akiniais turbūt turėti skaičiavimo mašinėlę, daug tušinukų prisikišęs į kišenę ir panašiai. Kostiumuotas, su lagaminu, daug popierių. Su stora piniginė gal labiausiai, kas atkreiptų dėmesį. Tai su švarku, su kaklaraiščiu, gražiai susišukavęs, bet tatuiruočių, be auskarų, rimtas žmogus. Rimtas ir labai atsakingas už savo darbą ir labai kruopštus. Tvarkingai apsirengęs, tvarkingas labai turėtų būti. Ir visą laiką švarus, skaniai kvepiantis ir labai tvarkingai atrodantis. Toks rimtas, kostiumuotas, su akiniais, bent jau -5 dioptrijų. Daug apsiskaitęs labai, turėtų būti. Mokėt pajokauti, man atrodo, humoro jausmas. Mokėt pajokauti, bet nepersistengti turėtų. Su juokais nepersistengti. Manau, kad finansininkui svarbiausia ne kaip jisai atrodo, o ką jisai išmano savo srityje. Bet jeigu jisai nėra labai tvirtas ir šiek tiek turi abejonių dėl savo profesinių sugebėjimų, tada jam būtinai reikėtų užsidėti akinius, nes aplinkiniai jį jau iš karto vertintų kur kas geriau. Bet čia iš tikrųjų, žiūrint į šį klausimą su jumoru, manau, finansininkui ne tik reikalingos profesinės žinios, bet taip pat ir kūrybiškumas.